ignoruojančių gyvenviečių sąrašą. Tiksliau, vieno valstybinės lietuvių kalbos įstatymo, kuris skelbia, kad gatvių pavadinimai turi būti rašomi tik viena lietuvių kalba. O kur rasti Vytauto gatvę? Vytauto gatvę. Улица, где можно найти? Витовская. Мы улица Витовта gatvė. Вышки, подождите, я на той стороне. Я по литовски не понимаю, я право понимаю. Nu, va. Paradoksalu, tačiau šioje Lietuvos Respublikos dalyje vienas iš žymiausių šalies kūrėjų, kunigaikštis Vytautas, dažniau vadinamas Vytautasu. Čia daug procentų Lenkijos gyvena. O iš kur jie čia atsirado? Atvažiavo iš Lenkijos kažkada? Nežinau, negaliu ir pasakyti. O dabar sakykite dėl to užrašo, ką jūs galvojate apie užrašą, kad yra lietuviškai Lenkija? Vis dėlto tai yra Lietuva. Aš ką galvoju? Taip. Man tai... Skirtumų jums yra. Bet vis dėlto tai yra Lietuva. Ir užrašai turėtų būti lietuviški. Tai valstybiniai užrašai. Valstybinė kalba yra pripažinta, bet todėl turėtų valstybinė kalba vadintis. Šnekat lietuviškai, ne? Truputį. Jūs turite užrašą dviejom kalbom. Lenkiškai ir lietuviškai. Ką jūs apie tai manote? Tai Vytauto ar Vytautase? Tautinės mažumos nuo seno gyvena visoje Lietuvoje. Daugiausiai rusų Vilniuje ir Klaipėdoje, latvių šiaurinėje Lietuvos dalyje, karaimų Trakuose. Tačiau nei Vilniuje, nei Žagarėje, Skuode ar Šventojoje, galų gale nei Trakuose tokių iškabų, kuriuose gatvės turėtų du pavadinimus, neišvysime. Laužiam per pusę dabar, kad liktų lietuviškai. Tai akivaizdus Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimas, kurio sustabdyti iki šiol nesugebėjo niekas. Lietuva niekada nebuvo Lenkų. Lietuva buvo visada Lietuvė. Tiesiog Vilnius buvo sulenkintas. Tie posakiai, Vilno naša arba lietuviai turi adaptuotis prie Lenkų yra visiška nesąmonė. Pasidomėkit istoriją. Ačiū. Mes mylim Lietuvą! Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Eišiškių filialas. O toliau nesuprantu. Tai skatina nesimokyti lietuviškai, nei kalbėti, nei rašyti. Ir tu gali ir susikalbėti, ir skaityti su savo kalbą. Čia yra principų reikalas. Tie, kurie nori išmokti ir skaityti, ir rašyti, ir kalbą, ir... Žodžio esmė tokia, kad mes norim pasakyti ir skatinti, taip? Eišiškių kaimo gyventojus mokytis lietuviškai, nes gyvenam Lietuvoje. Ne tik gyventojus, bet ir visos Lietuvos gyventojus, kad turime kalbėti tik lietuviškai ir nesileiskim jokių teršalų iš jokių aplinkinių valstybių. Tai yra mums visiškai svetima. Skatinti tautiškumą ir patriotiškumą. Ir tai skiedžia mūsų gryną kraujiškumą kaip lietuvius. Ir gerbti lietuvius, nesvarbu, ar jo vardas yra Valdas Adamkus, ar jo vardas yra Gžegožas Volkovskis.